Užsiimu žemės ūkių, daugiausiai augalininkystė, 30 metų ir dabar dirbu su broliu virš 700 hektarų. Auginam pupas, rapsus, kviečius, miežius. Iškilo klausimas, kad atsirado tokie laukuose lopai ir ten niekas nebeauga, sudygsta ir dingsta. Pavasarį jau sugalvojom, kad jau daryti rimtą tyrimą. Labas, Donatai. Labą dieną. Atsiprašau, kad užtrukau. Padangą prakaliau. Kritus žvaigždė. Tai ką, šiandien užsukom pasižiūrėti jūsų pupų. Darėm dirvos tyrimus. Taip. Nu tai įdomu, kaip ten tie rubežiai. Lopai yra, kaip yra, tai bet kažkiek mažesni. Tai gerai, tada, Donatai, važiuojam, pasižiūrim. Jau, važiuojam iki lauko. Zapaskį duodam sukti. Gerai, legiam. Pupų laukas yra 56 hektarai Rukuidžio kaime. Prieš tai ką auginat? Čia buvo žieminiai kviečiai. Ir kaip tie kviečiai augo, derėjo? Buvo maži lopeliai, geltimai. Nu tai einam technologinį. Žinokit, konkurentai mus tik taip ir te mato iš nugaros. Tai dabar, Donatai, atsiverčiu, vat kaip tik šito lauko duomenis. Nu ir iš tikrųjų matau, turim labai netolygų dirvožemio rūgštingumą. Yra vietų, kur turim ir 7 ir kai kur net beveik 7,5 neutralų dirvožemį, šiek tiek netgi šarminį, bet vietomis yra ir 4 ir 4,5. Ir faktas, kad tose vietose daug sunkiau tokie augalai, kultūriniai augalai kaip pupos dera. Nu va, čia tai pupos jau. O! Tai visur tokias būt. Matau, va, mano kolega Justas dabar kaip tik jau lanko tas probleminės vietas. Justas ir yra žmogus, kuris tuos dirvožemių tyrimus daro. Pirmiausia, mes mėginius ėmėm šių metų pavasarį, tai buvo balandžio 9 dieną. Dirvožemių tyrimai paprastai yra atliekami 2 kartus per metus. Tai yra arba ankstyvą pavasarį, atliekama būtent rudenį. Dirvožemio tyrimas yra vykdomas 2 etapais. Pirmajame etape mes lauką nuskenuojame technologiniam vežėm, dirbame su elektromagnetiniu skeneriu, kuris mums parodo dirvožemio granulometrinės sudėties nevienodumą. Ir tuomet jau antrajame etape atvažiuojam į tą lauką, kada turim rezultatus apdirbtus su programinė įranga ir jau mes tada žinom, kur atvažiuoti, kad paimtumėm būtent tą mėginį. Nustatinėjame judrųjį fosforą, kalį, dirvožemio rūgštumą, dirvožemio tipą. Atlikdami vieną analizę mes galime nustatyti 11 elementų, o jeigu būtų poreikis, visą Mendeljevo lentelę. Būtent dirvožemio tyrimus mes ir atliekame pagal Vokiečių žemės ūkio instituto asociacijos metodiką. Ūkininkas rezultatą gauna pakankamai greitai, kas leidžia reaguoti į situaciją čia ir dabar. Dirvožemio tyrimus yra tikslinga daryti kas 4 metus. Ir dirva tokia lengva. Nu čia tokie priesmėliai. Tarp kitko, mes, kai žiūrim rekomendacijas, tai netgi pagal dirvožemio granulometrinę sudėtį parenkam normas kalkinimo, tai jį gaunam skenuodami dirvožemį. Tai programinė įranga tą padeda padaryti. Tai tie dirvo žemėlapiai pakankamai tiksliai dėl to gaunasi. Vieną lauką darom individualiai. Mes čia matom kapines. Čia panašiai, kai į Murmanską važiuoji. Tą raudoną matau jau. Jo. Žiūrėkit, matot pagal... Čia rodo vietą. Nu čia 20 hektarų. Per visą lauką. Jo. Per trečdalis lauką. Visai suvargę augalai. Paprastai smėliai ir būna aliuminių turtingi, kurie tą kalcį suriša. Augalai nebegali maitintis tvarkingai. Tokio tipo laukų Lietuvoje iš tiesų yra labai daug. Nežinau nei vieno ūkio, kuris neturėtų panašios situacijos nors viename iš savo laukų. Dirvožemio tyrimai yra neišvengiama būtinybė tik tada, kai ištiriam dirvožemį. Žinom, kokį darbinį foną mes čia turim. Dabar yra aiški lauko problematika, aiškus darbai, ką reikia padaryti ir kaip
patraukti viso lauko bendrą derlingumą aukštyn. Sprendimas paprastas, ne? Turim pakankamai nemažai atiduoti kalcio karbonato čia, tam, kad jisai tą dirvožemį neutralizuotų kaip galima geriau. Yra sudaryti kintamos normos žemėlapiams skirti failai, kuriuos galite panaudoti ir kintamą normą ištrešti. Tas normas parinkom per 2 metus, ten yra surašyta. Jeigu reikia, galim skaidyti į mažesnes dozes 4 metų planą paruošti. Esmė yra būtent lauko suvienodinime, kad ūkininkauti taptų rentabilu. Ne, tyrimai yra žemėlapiai, yra planai ir ten palei juos dirbi. Tyrimai tai yra labai geras daiktas, nes vis tiek pamatai, kažkur gali sutaupyti. Patarimas, aš manau, rimtam ūkininkavimui tikrai nėra per daug. Reikia iš kažko tai mokytis. Tai ačiū labai, Donatai, kad įsileidot į lauką. Ačiū Jums, kad atvažiavot, aplankėt, davėt sprendimų, kažkokiu patarimu. O jeigu kils kokių neaiškumų, tai susimatysim rudenį. Bandysim bendradarbiauti. Dėkui. Važiuojam, parvešiu. Nu, o Arnas su tą padangą, kad pasiekt Kauną. Na, užtruksim. Gerai, keliaujam.